Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki, jūsų dėmesiu savaitinė eismo kronika iš pajūrio ir pamario krašto kartu paėmus, jūsų dėmesiu reidas. Šalia naujimų spindinčių Klaipėdos dramos teatru Pilies ir Žvejų gatvių sankryžoje nemaloniai susidūrė Toyota Land Cruiseris ir Peugeot 607. Avarija vyko skaudžiai žemai spiegiant saulė, kai visureigio vairuotoja iš Šilalės į sankryžą įvažiavo jau degant raudonam šviesoforo signalui ir trenkėsi į automobilį Peugeot, kurio vairuotojas stengiasi Pilies gatvę įveikti skersai. Labą dieną, ką norėt padaryti? Nieko, važiavau per žalią, tenais. Ai. Aš važiavau tenais, moteris per raudoną. Skersai važiavote. Taip, žodžiu, jūs norėjot link teatro nuvažiuoti. Tiesiai važiavau. Supratau. Nu, ponia, kokią degė jums šviesą, sakykit? Bet kokią. Bet kokią? Avarija sankryžinė, bet visureigio vairuotojai atvykusi į Šilalės pripažino, kad ji ko gero bus kalta dėl jos. Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai, jie į ligoninę išveš Peugeot vairuotoją, kuri yra 3 mėnesį ne viena. Moteris skundėsi skausmais nugaroje, laimiai sužeidimai pasirodė nepavojingi nei Peugeot vairuotojai, nei vaisiui. Po apžiūros ligoninėje ji paleista gydytis namo, o mes dar kartą apie tą patį. Apie tai, kad žiemos saulė malonumų vairavimui neprideda. Penktadienis 13 diena, bet istorija bus ne apie tai, kad į mokyklą savo vaikus tėvai veža nepaisydami kelio ženklų. Ir ne apie tai, kad penktadienis 13, o apie tai, kad prieš perėjas reikia daugiau dėmesio skirti vairavimui ir stabdymui. Mes sustojom čia prieš... Nes čia dabar vaikai eina į mokyklą. Nu taip, čia tokia gatvė. Paskutinysis. Mes spėjom atsistabdyti. Tai jeigu blaivas esat, pildo deklaracijas ir viskas? Nu laukiam, atvažiavom, 3 mašinų pildyti. Tai nieko mokėti nereikia, reikia savo pavardę, vardą žinot. Gimimo metus prisimint būtų gerai. Dabar mūsų išmokins. Supratau, ir pasirašyt, nes vienas kaltininkas. Atvažiuos policija ir avariją sukelusiam vairuotojui duos papūsti. Результатас 3-0. Так что случилось? 3-0. А что случилось? Нет, понимаю, а что... Pareigūnai paaiškino, kaip yra pildomos eismo įvykių deklaracijos, o jos yra pildomos 2, nes kaltininkas 1, o mašinos 3. Ir tai buvo siužetas ne apie tai, kad jame daug trejetukų, o apie tai, kad penktadienis 13 diena prasidėjo būtent taip. Šlapią šeštadienio rytą Klaipėdos ir Kretingos policijos pareigūnai kuklioje sankryžėlėje už priekulės surengė reidą. Vieta netikėta, senokai čia žmonės regėję policijos postus, tačiau anksčiau nebuvo reikalo tikrinti automobilių, nes kol buvo uždarytas tiltas per Miniją, tai vis tiek automobilistai neišvengiamai atvažiuodavo iki kitų postų prie aplinkelio pradžios ar pabaigos. Na bet nenukrypkim nuo temos, tą rytą šioje vietoje įkliuvo 2 neblaivūs vairuotojai. Volkswagen Golf vairuotojui nustatytas ypač apmaudus lengvas girtumo laipsnis – 0,43 promilės alkoholio. Registracija. 0,43, labą dieną. Stažą turit? Dar teisų nepateikė, neturi su savimi. Registracija. Jeigu alkotesterio ekrane būtų žybtelėję 0,42 promilės, tik būtų paleidę, nes visada paklaida yra naudinga pūtėjo naudai. Apmaudu ir tai, jog būtų žmogus važiavęs valandą vėliau, būtų nieko nepūtęs. Tuo metu kitoje pusėje, tikrinant automobilius atvažiavusius nuo Šilutės, jauna mergina vairavusi Toyota Avensis ir važiavusi darbą pūstelėjo 0,81 promilės alkoholio. Nesupratau, merginas pučia 0,81. Kur važiavot? Darbą? Mergina neturi 2 metų vairavimo stažo. Štai kaip ir jauna, ir vairavimo stažo neturinti, ir į darbą važiuojanti. O sako, baikit, tik 8:30 ryto, ar gali būti girtų? Anoj pusė, sakau, girta moteris jau pripūtė, žinokit. Jėzu, taip anksti. Ankstoka. Ir 0,81 pripūtė. Eikit, čia. Nu, o nėra dar 9 ryto net. Nu, nesąmonė. Gero. Aš tai. Ne? Asmeniškai ne. Gero kelio jums tada. Dėkui. Štai toks kuklus ir šlapio šeštadienio ryto reidas už priekulės per 1,5 valandos, 2 girti vairuotojai, vienas važiavo be civilinės atsakomybės draudimo, kitas be techninės apžiūros, dar vienas nubaustas už tamsintus langus. Šlapią šeštadienio vakarą Pilies gatvėje susidūrė 4 automobiliai. Atrodo, kad Passatas bus sustumęs visus į krūvą. Nissan buvo pastumtas į Mercedesą, o tas nudaužė gražuolį akinančiai baltos spalvos Hondos bamperį. Labai nemaloni istorija. Kiek smūgių jutot? Gal ir kiek?
smūgius. Supratau. Į galą ir į priekį. O čia koks šviesoforas ten buvo? Raudonas buvo. Visi stovėjote, ne? Sustojom, nuvažiavo ir pasistūmė. Supratau. Na, policija atvažiuos, pradės tirti įvykį, išklausys visas 4 pusės ir pasiūlys saliamonišką sprendimą – užpildyti 3 eismo įvykių deklaracijas, Passato vairuotojų raštu pripažįstant savo kaltę. Gerai, kad 10 kartų dar sveika Marija neliepia pakartoti ar tėvė mūsų. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį apie 3 valandą Melnragėje rastas į stulpą atsirėmęs automobilis Audi. Vairuotojas dingęs, tačiau salone aptiktas kariškiui, tiksliau jaunesniajam eiliniui priklausantis džemperis. Aha. Armija. Armija karys. Supratau. Uniformą paliko, jo? Aišku. Kas čia? Na, supratau, aha. Muzikantas, matai. Mėgsta, geras muzikas. Kiek įpūtė? Nieko, bėgo. Pabėgo? Aha. Supratau. Vairuotojas mėgo muziką, rimtą kolonėlę įritintą į galą. Vėliau rasti dokumentai išduoti jaunolio Lino vardu. Žodžiu, ne viskas iki galo padaryta. Magnetofoną vairuotojas išsilupo, tačiau kai ką paliko. Tas kai kas palengvina paieškos užduotis. Kas būna už pabėgimą iš avarijos vietos? Nes aišku, kad iki stulpo automobilis atriedėjo tai ne pats, o jie tritinės asmo gali būti nubaustas kaip už sunkų girtumą. Dažniausiai tokie asmenys nubaudžiami bauda nuo 868 eurų iki 1448 eurų, su teisės vairuoti atimimu nuo 3 iki 5 metų. Mūsų reido reporteriai daro viską. Jie filmuoja, montuoja ir dainas dainuoja. Štai dviratininkas smak prieš nosį Vilniuje ir tai dar ne viskas. Ant grindinio rodiklės nurodo, kad galima sukti tik į dešinę pusę, o tas aišku pavarys tiesiai. Ale ir dar žiūrėkit, atsisuko nepatenkintas, bando mus žvilgsniu užmušti. Kėdainiai. Namotrėlė, kur žiūri, kur tu važiuoji, kur tavo veidrodėliai, nestebink statybininkų. Tas vos nuo pastolių nenukrito pamatęs, kas čia pavarė atbulomis, nešvelniai taip sakytume. Klaipėda, žardė žiedų varo blondinė, su tokios pačios spalvos mašina, bet tai kaip varo, it būtų viena kelyje. Na, žagtelėjome ir važiuokime į kitą miesto galą. Klaipėda, Liepojos gatvė. Itin įžūlaus lenkimo manevras atliktas priekyje, kertant ištisinę liniją prieš pėsčiųjų perėją, kurie jau pajudėjo pėstieji išlipę iš keleivinio autobuso. Toyota Corolla galingas automobilis. Trakų rajonas, Grendavė. Kelias posikiuotas, šaltiniuotas, ta vis tiek spirga varo nerūpestingai Švento Petro vartų link. Ir čia scenoje pasirodo BMW. Pasirodo jis prie Trakų, tarsi įrodymas, kad ten ne tik Corollas chuliganavoja prie Trakų. Čia yra ir BMW savo rolėje. Geras automobilis nedorelio rankose. GEF 571. Vilnius, Lietuvos sostinė. Tai kur tu mergelę žiūri? Apsipirkai, sėdai mašiną, tai nors į kelią pažiūrėk prieš pradėdami važiuoti. Bet kam tas Vilnius ir mūsų Klaipėdoje pavaro merginos neatsargiai? Šilutės plente, taip sakytume, neatsargiai išvažiuota, ką taip savotiškai drąsiai sakytume. Tame pačiame Šilutės plente per 3 eismo juostas Mercedes-Benz, taip sakytume, įžūliai. Nes jeigu ką, čia ne Maskva, čia legalus apsisukimas yra ne per toliausiai. Taikos prospektas Klaipėda, o tai kur žiūri šio automobilio vairuotojas? Kokiamis kelių eismo taisyklėmis jis vadovavosi? Ar pažiūrėjo į pėsčiųjų šviesoforą ir nusprendė, kad jam viskas galima? Galima varyti degant raudonam šviesoforo signalui, ką? Tai čia Klaipėdoje nieko, vienas pavarė, o štai Kaune, Vilijampolėje, Varnių ir Panerių gatvių sankryžoje ne vienas pravaro degant raudonam, net ne 2 pravaro, sako mums reporteris Arūnas, o visi 3 pravaro degant raudonam šviesoforo signalui. Debresono ir Šilutės gatvių sankryžoje trūko anavatam kantrybė ir aplenkė jis traktorių. Įsivaizduojat? Traktorių aplenkė. Laiko matys neturi, o mes tai turim laiko. Laiko reklamai. Reklamai mes tai laiko turime. Tikrai. Dabar mūsų pertraukia reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Žuvo Klaipėdos gatvėse braidės briedis po ilgos pertraukos, į gaudyklę įkrito mašina, atėjo žieminių kaliošų metas ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.
Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Šlapę šeštadienio vakarą Klaipėdoje Vilniaus plente Kone mieste automobilis Chrysler Voyager susidūrė su briedžiu. Briedis žuvo. Automobiliu važiavusi šeima nenukentėjo. Avarija vyko neprivažiavusi akužiedinės sankryžos, kai staiga iš dešinės pusės nuo Pramonės gatvės į kelią išbėgo du briedžiai. Vienas žvėris nuo susidūrimo išsisuko, o antrasis trenkėsi į automobilį. Galva išmušė priekinį stiklą, o versdamasis per stogą dar išmušė galinį šoninį stiklą. A, tai briedis atsimušė šičia? Iš šono jis atsimušė? Ai, o tai kaip čia dabar? Geras. Geras. Tai visko. Bet tai... Vertės tai tuočiu. Nu, tai spūdėris, papasakos. Automobiliu Chrysler Voyager iš Klaipėdos Gargždų link važiavo 4 asmenų šeima. Nenukentėję, tačiau išgąsdinti 2 vaikai buvo parvežti namo į Gargždus. 1976 metais gimęs vairuotojas atvykusiems policijos pareigūnams parašė paaiškinimą. Gali būti, kad žuvo po miesto gatves drąsiai klaidžiojęs briedis, su kuriuo mielai fotografuodavosi miesto gyventojai ir vaikai. Kritusį žvėrį įsivežė Palangiškių medžiotojų būrelio atstovai, kuriems priklauso medžioklės plotai, iš kurių atbėgo briedžiai. Nuo lapkričio 10 dienos turime važiuoti su žieminėmis padangomis. Jeigu vasarą su žieminiais kaliošiais dar prasisuksi, tai žiemą su vasariniais, tai tikrai jau ne. Nelaiko jie ant kelio mašinų, nelaiko ir tiek. Tačiau kaip įprasta Lietuvoje, juk nežinia, kada pasnigs ir prasidės žiema. Tad ir buvo surinktas padanginis reidas. Pas mane universalios. Gale universalios, bet priekį tai vasarinės. O tai kodėl priekinių nepasikeitė? Nu, tokie klausimai, žinot, labai juokingi iš tikrųjų. Kodėl nepasikeitė? Nu, tai žiemos dar nėra. Tai manot, nereikia? Labai sekam. Nu, tai be abejo, šalčių nėra. Šalčių nėra, nusekam prognozę, žiūrim, šalčių nėra, o ką. Tai žinom, kad pavojingai vis laik pasikeičia, aš ir turiu tas padangas. Tiesiog gavas buvau išvykęs į komandiruotę ir dabar grįžau iš jos ir skubiai reikėjo vežti vaikus į darželį ir taip gavas. Padangos garažiai ir prasme, šiandieną tai tikrai pasikeisiu, bet dabar rytas ir tokia situacija gavos, kad negalėjau grįžęs iš karto keis padangų, o turėjau vaikus nuvežti darželį. Truputį nudilusios. O tai kodėl nepasikeitė? Pasikeisiu. Ta rytą dėl vasarinių padangų buvo nubausti 7 vairuotojai, visi gavo minimalias 14 eurų baudas. Nors rūsčiausių atveju bauda gali siekti visus 86 eurus. O tie 7, žiūrėk, tai dar bus tie vairuotojai, kurie po to prasidėjus žiemai sako, kad kelininkus žiema užklupo netikėtai, o ne juos. Mylėjai, baikit, pradėkime nuo savęs. Praėjusią savaitę įžymi tuo, kad buvo surinkti dar 2 netikėtų ir nematytų rūšių reidai. Vienu atveju buvo blokuotas visas miegamasis rajonas, kitu atveju buvo baudžiami vairuotojai, kurie važinėja keleivinio transporto eismo juosta pažymėta A raidė. Reidas švietėjiška laida, tai primename, kad keleivinio transporto eismo juosta lengviesiams automobiliams važiuoti nevalia. O kodėl važiuojat ką? Žinot, po kelių eismų taisyklių draudžia važiuoti eismo juostą. Taip, žinau, bet dabar pasakys, dėl ko važiuoju. Važiuoju dėl to, kad turėjau toj sukti už šviesoforą. Bet kad jūs važiavote ten jau nuo sankryžai važiavote tiesiai. Negalim važiuoti, jūs privalot prieš atlikdant manevrą tada įvažiuoti į autobusų juostą ir nėra ištisinis lygis. Žinot, dėl ko sustabdėm? Ne. Nežinot? Ne. Autobusų juostą važiuoja. Bet aš čia norėjau sukti kairę. Kada jūs norėjote čia? Dabar norėjau. Supratau, gerai, praeikite automobilį. Sukt norėjot, ar taip jau norėjot spūstę aplenkti kažkokią? Nenorėjau nieko, aš tiesiog kiekvieną rytą, kai važiuoju į darbą, įsisuku į tą juostą. Iš tenais, iš Poilsio gatvės važiuojant ir viskas. Nu, ginčys nesiginčys, čia pareigūnai vis tiek bus teisūs. Kaip čia išėjo jums taip su tava juosta? Labai paprastai, vėluoju į darbą, palauk. Kaip sakot? Į darbą vėluoju, pastraukiu. Na, reikia suprasti, kad gal netrukdykime mes vieną kartą keleivinio autobusų keleiviams pasiekti darbą ar dar kažką. Norimų laikų ir nepavėlavus. Jie turi grafiką. O jūs mašina ir jūs landantis po eismo juostą pažymėtą A raidė trukdote. Tikrai trukdote. Bauda už tai irgi nemaloni, nuo 28 iki 86 eurų. Tačiau jeigu nesate už tai baustas, tai daroma ne kalėdinė nuolaida. Tiesiog nuolaida 14 eurų. Buvo jau tamsu ir šlapia tą antradienį, taip ir buvo be 10 minučių 6 val. Vakaro Klaipėdoje Baltijos ir Taikos prospektų žiedinėje sankryžoje įvyko eismo įvykis, kurio metu vienas lengvasis automobilis įkrito į sankryžos duobę, o kitas pakibo ant atbrailos.
Įvykio vietą suskubo medikai, policija, ugniagesiai. Pasirodo, kad BMW vairuotojas įvažiuodamas į sankryžą nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio Polo. Mašina susidūrė ir Polo nulėkė į apačią, o BMW pakibo gyvatvorėje ant atbrailos. Volkswageną iššaudė pagalvės, jo vairuotoja nebuvo išvežta į ligoninę, kaip iš pradžių buvo manyta. Nieko jai nenutiko. Ji kažkur tai vaikščiojo minioje. Sakė, jeigu ką, kreipsis kitą dieną. Įvykio kaltininkas vėliau policija tiks, kad automobilyje Volkswagen Polo nedegė šviesos. Aha, o tai kaip tai patikrinti? Sako, reikia išsukti lempas iš karto po įvykio ir išsiųsti į ekspertizę. Bet kas tuo užsiims, kai viena mašina duobėje, kita pakibusi, aplinkui specialiosios tarnybos zujo, kas tuo užsiims, ką? Šiaip senokai buvo mašina šioje dauboje. Gerai, kad ir nebūtų. Ir kad tas tamsus paros metas ir lietus netaptų prastos tradicijos pranašu. Mašina žiedo duobėje. Šlapias reidas Mogiliovo gatvėje prasidėjo be perstojo lyjant lietui, tamsų trečiadienio rytą ir truko jis tik 15 minučių. Ginkluoti automatininkai visame rajone turėjo gaudyti girtus, tačiau teko aiškinti su vairuotojais, kurie lenkė prieš pėsčiųjų perėją prie vaikų darželio. Kaip ten yra parašyta, pasakykite. Aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Vairuotojas sprendžia, gal, įvertinti situaciją ir padalinti maždaug į 2 juostas. Ne, vairuotojai yra taip parašyta, kad reikia važiuoti kuo arčiau dešinio krašto. Taip. Bet reikia uždrausti. Ne, per perėją tik uždrausta. Taip kaip jūs dabar. Aš per perėją dabar nevažiavau. Kaip nevažiavot? Yra nufilmuota, ką jūs dabar šnekat? Viskas yra užfiksuota vaizdo kamera. Jūs lenkėt? Apdėt prieš perėją. Ne, taip, nes jūs jau viskas taip. Tai jūs man rodėt dokumentėlus, prašau, pateikite. Taigi kaip va taip šį kartą gudriausiai buvo pamaloninti žodiniais įspėjimais ir primenant vieną dalyką, kad policijos reidas gali vykti bet kur, jis gali būti netikėtas, reidas policinė priemonė, gali būti vykdomas ant tilto, po tiltų, miške, pamiškėje, siauroje gatvėje, plačioje gatvėje ir dieną ir naktį, ir vasarą ir žiemą, ir esant sausrai ir lyjant lietui. Na ir laidą baigia mūsų ir jūsų rubrika Filmuoja reido reporteriai ir rubrika pradeda moteriškė štai taip įvažiuojanti ir išvažiuojanti iš Žardės žiedo, bei kitaip važiuojanti taip pat Taikos prospektu į šiaurę. O Taikos prospekte taikos nėra. Ach, tu man užlindai, na tai aš irgi tau užlysiu. O kas toliau? Lipsit kumščiais mojoti? Ale baikit juk lyja, tad ir važiuokite iš čia. Vaizdelis iš Šiaulių. Parminame mes iš Žagarės, o čia šmaukšt narsuolis, kurį ir kulka aplenktų, apsisuka, tai net netilpdamas į kelią dar per žolynus skurdžius pavaro. Kelias iš Liebartų į Klaipėdą ir skundžiasi žmonės, kad šitas maršrutinis taksi pasivadinęs 11B neretai varo šiurkščiai pažeidinėdamas kelių eismo taisyklės. Lenkia, lenktyniauja, pypina kartais. Minijos gatvėje vienas nekantrus Audi vairuotojas, pasidabinęs valstybiniais numeriais HHN178, apvažiuoja kitus automobilistus, kantriai signalų laukiančius ir šauna jis savo, kuriam reikia. O čia siužetas apie beždžioniavimą Minijos gatvėje, kai vienas pavarė degant raudonam šviesoforo signalui, nes galvojo, kad jeigu iš priekio važiuoja, tai ir jam raudonas. Tačiau taip nėra. Kaip nėra ir tai, jog antras į Aną jį nusižiūrėjęs irgi pavarė degant raudonam šviesoforo signalui. Kauno gatvėje šalia naujojo policijos komisariato štai taip vairuoti tai avinų būti. Mes, žodžiu, nesirenkame ir gyvulių nepravardžiuojame. Mes už tai, kad prie perėjų nebūtų krepšių. Savaitės patempimas atkeliavo iš kelio Šilutė Klaipėda, kai automobilis Volkswagen Passat visai neįsirėžęs paskui save tempė sunkvežimį Iveco, o tas irgi netušęs ant savo kupros bobketą tempęs, betempęs. Rami naktis Mogiliovo ir Kuncų gatvių sankryžoje ir situacija, kaip pasisuki, kai paskeliau ir nematai, kas gale dedasi, nes galinio vaizdo veidrodis rodo bet ką, bet tik ne tai, kas dedasi iš tiesų. Rami naktis Taikos prospekte, o štai veikėjas, kuriam galima važiuoti autobusų juostą, posūkių nerodyti, rikiuojasi iš karto iš pirmos eismo juostos į trečią, kuriam nereikia sustoti prie linijos degant rodžiamam šviesoforo signalui. Suprantama, kad tai toli gražu ne didžiausias eismo taisyklių pažeidėjas, bet visi nuopuoliai prasideda nuo smulkių pažeidimų ir kitų negerbimo. Na ir mes savaitės po vairavimų nominuojame šį pavairavimą iš Kėdainių, kai kalbėjome jau šioje laidoje, kad moterėlė, kur tu žiūri, kur tu važiuoji, kur tu veidrodėliai. Nestebink statybininkų, sakome, nes tas vos nuo pastolio nenukrito pamatęs, kaip čia pavarote. Atbolumis, mem. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro Baltikum televizija rodys reidą. Būkite aplankyti. Ana.